projektas toks rankinio valdymo. Tai mūsų projektas vadinasi Folk improvizacijos, tai yra mainų projektas. Ir jau pats pavadinimas rodo, kad mes jungsim etnokultūrą su šiuolaikinė kultūra. Tai yra tiek per amatus, tiek per muziką, žodžiu, čia viskas plačiau toliau. Kita skaidrė. Pagrindinės mūsų temos yra Europos pažinimas ir menas ir kultūra. Tai iš tikrųjų jos yra visiškai lygiavertės ir visiškai 50–50%. Tikslus mes galvom ir išskiriam visgi vieną tokį kaip pagrindinį tikslą. Tai yra pažinti Europos kultūrą per folklorą ir etnokultūrą. Čia taip labai gražiai susirimavo, bet iš tikrųjų jis taip ir skamba panašiai. Nes mes grinai tą etnokultūrą imam kaip metodą ir ją naudojam Europos kultūrų pažinimui. Dalyviai mūsų partneriai, tai yra Ispanija, Latvija, Turkija ir Slovenija ir taip pat Lietuva. Visi mainai vyksta Lietuvoje. Amžius 16–27 maždaug, dėl šito truputį mums keliais nerimo, nes labai didžiulės žirklės iš tikrųjų. Bet kadangi tema labai specifinė, tai ir amžių gana sunku labai sukonkretinti. Tada veiklos yra. Čia porą tokių pagrindinių išskiriam. Tai yra skirtingų šalių amatų mokymasis, muzikos pristatymas, kiekvienos šalies etninės tokios liaudies žodžių muzikos pristatymas ir bendros muzikos kūrimas, taip pat ekspedicija. Tai mes plauksim su kanojom ir lankysim etnografinius kaimus, kalbėsime su žmonėm, turim patirties tame. Ir toks labai dalykas, kuris labai visiems sako įdomus, tai yra mes ruošiamės išleisti energizuojančių žaidimų knygelę, tai yra energizeriai tie vadinami, energijai, nes jie yra labai naudojami kaip metodas visur, jie yra tikrai reikalingi ir mes bandysime padaryti juos sukurti kiekvienos tautos liaudies žaidimų pagrindu. Ir išleisti tokią knygutę, kuria iš tikrųjų bus, tikimės, kad bus visiems lengvai pasiekiama ir tikrai tikimės, kad bus naudojama. Nes vėlgi patys žinot, kai atvažiuojat ir tie patys energizeriai, tai žinot. Ir dirbtuvės vienas iš pagrindinių, kas užims mūsų beveik pusę laiko. Tai dirbtuvės, tai yra amatai kiekvienos šalies, muzika ir panašus dalykėliai. Priemonės sklaidai. Tarkim, muzikinio CD įrašymas, tai yra tiek veikla, nes šiaip ar taip mes turėsime rašyti mainų metu, ir tiek kaip sklaidos priemonė, ir matomumo priemonė, netgi kaip mes jį pristatysim, žiūrint. Taip pat knygelė, kurią minėjau, susitikimai su bendruomenė ir dar, ko čia neparašiau vieną, po to prisiminiau, kad ruošiamės mainų gale daryti tokį mini koncertėlį ir tai irgi kaip susitikimas, kaip koncertėlis toksai, žodžiu, prisistatymas, gal kažkokia mini parodėlė, kažkokia, žodžiu, toksai gyvas pristatymas su gyvais žmonėmis, su gyvais dalyviais. Tai va, čia dar labai svarbus, galėjai įrašyk. Pakeisiu paredaguosiu skaidrės. Tai va, tiek. Nežinau, dar ką nors nepasakiau. O kaip jūs tą knygelę dalinsit, nes iš tikrųjų jinai turėtų būti labai įdomi daugeliui. Tai va, tai pirmiausia, aišku, jeigu kaip sklaida, tai turėtų būti ir su pristatymu, tai kiek išgalėsim, tiek kažkur gal važiuosim, su kuriais jaunimo centrais bendradarbiausiu, kažkam organizacijom. O jeigu imti kaip matomumą, tai tiesiog galima, nes irgi vat, ir iš praeitų mokymų irgi labai susidomėjo ir iškart, kai bus, siūskit. Tai čia, aišku, nesklaida, čia daugiau matomumas toksai, bet irgi. Tai tiesiog galima imti ir paštu siūsti tada jau, kaip metodinį kažkokį rinkinuką. Galima elektroninį variantą padaryti? Galima. Taip, nes dabar ypatingai paprasta padaryti elektroninius ir juos įsidėti į bet kokį puslapį įvairiai. Ir čia jau klausimas yra, ar matomumas yra, ar klaida, bet ne, tai jeigu mes ir tas, nes čia tikrai gali būti ir tas, žiūrint, kaip iš juos panaudosite. Kiek dar liko sekundžių, gal kas nors nori ką nors pasiūlyti, patarti ar paklausti?